Aš vėl paskaitysiu eilės Jono Strielkūno apie tylėjimą ir apie abejingumą. Buvo vakaras, mėlynas, tartum rašalas tušinuke, vos judėjo pavargusios vėliavos. Buvo šventė, šiokia ar tokia. Mes niuksojome savo kalėjime, rovėm plaukos ir graužėm nagus ir tylėjome. Štai už ką neatleis mums dangus. O dabar, kad ir mūsų nėra daug, mes mėginsime sudėti vieną žodį, šventą žodį. Klausykitės gerai, širdim klausykit. Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsite volungę prieš lietų šaukiant. Užuosit šieno ir liepynų kvapą. Regėsit baugų debesio šešėlį per laukų bėgiantį. Taigi, pamėginkime. L, I, tai bus lie. T, U, tai bus tu. V, A, bus va. Kartokite ir klausykit, ar girdit jau? L, I, tai lie. T, U, tai tu. V, A, tai va. Ar girdit? Lietuva. Visi kartu dar sykį. Lietuva. 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 Kartu visi. Lietuva bus laisva. Lietuva bus laisva. Ačiū visiems, ačiū susirinkusiems ir nepamirškite birželio 30 dienos vėlgi šitoje atgimimo aikštėje.